Sveiki, aš esu vizažistė Justina. Šiandien nufilmavau, kaip aš ruošiuosi šventiniam vakarėliui. Parodžiau makiažą ir šukuoseną. Jeigu tau yra įdomu, žiūrėk šį filmuką toliau. Kol plaukai dar drėgni, juos išsitepu L'Oreal plaukų putomis, kad šaknys įgautų purumo. Na, o kadangi vėliau plaukus garbanosiu, plaukų galiukus patepu kerastase žele, kuri formuoja garbanas ir apsaugo nuo karščio. Makiažą pradėsiu nuo dviejų makiažo pagrindo atspalvių – šviesesnio ir tamsesnio. Šviesesnio padengiu T-zoną, o tamsesnio veido šonus, kad veidas neatrodytų plokščias. Paakius ir netolygumus pamaskuoju specialiu maskuokliu. T-zoną ir gilesnės raukšleles pašviesinu su L'Oreal korektoriumi, kuris suteikia odai švytėjimų. Na, o skruostus, kaktos šonus ir nosytę parudinu su kreminiu bronzantu. Kad makiažas išsilaikytų ilgiau, naudoju Maybelline matinę kompaktinę pudrą, kurią tepu tik tada, kai jau padengiu visus kreminius odos produktus. Antakius suformuoju antakių pieštuku, o plaukelius paryškinu ir sušukuoju rudos spalvos antakių tušu. Akių makiažą pradedu su YSL kreminiu bronziniu šešėliu, kuris ne tik suteikia spalvą, bet ir veikia kaip šešėlio pagrindas, neleidžiantis šešėliams subėgti raukšleles. Dūminę makiažui sukurti naudosiu Urban Decay Smoky paletę, na ir pradėsiu nuo šviesiausios matinės spalvos, kurią pašviesinu antakio išlenkimą bei vidinius kampačius. Bronzinę spalvą patamsinu išorinę voko dalį. Į pagalbą paėmiau vatos diskelį, kuris apsaugos veidą nuo šešėlių nubyrėjimo bei padės sukurti gražų ir tikslų šešėlių galiuką. Tamsesnė matinė ruda spalva paryškinu vokų išorę. Na, o juoda spalva patamsinu visą blakstienų liniją bei išorę iki pat akiduobės. Svarbiausia visas spalvas gerai išsklaidyti didesniu šepeteliu, kad spalvų perėjimas atrodytų minkštas ir švelnus. Auksinė spalva pablizginu vokų vidinę dalį bei vidinius kampačius. Tobulai linijai nubrėžti naudoju L'Oreal juodą apvadą. Iš tiesų nėra tokios taisyklės, kuri garantuos lygios linijos nubrėžimą. Svarbiausia pabandyti 50 kartų, kol galiausiai pavyks. Na ir galiausiai akių makiažą užbaigiau blakstienų tušu. Kaip matote, negaliu atsistebėti savo plaukų parumu, kurį suteikia plaukų putas. Veido kontūrams paryškinti naudoju Yves Saint Laurent kontūravimo paletę.
Tamsesnė spalva patamsinu skruostikaulio įdubimą, kaktos tolimiausius taškus bei nosytės šonus. O šviesesnė spalva pašviesinu kitas veido dalis, taip sukurdama didesnį kontrastą. Na, o su be galo spindinčiu highlighteriu pablizginu skruostus, nosytės galiuką bei lūpų centrą, kad oda įgautų šventišką spindesį. Prie tokių žemės atspalvių tinka absoliučiai bet koks lūpdažis, nuo šviesiausio iki ryškiausio. Bet aš pasirinkau savo mėgstamiausią nude spalvą. Taigi iš pradžių lūpas pastorinu Urban Decay lūpų pieštuku, kuris yra šiek tiek tamsesnis už mano lūpų spalvą. Nuo lūpų centrą padažau L'Oreal nude blizgančių lūpdažių, kuris yra šviesesnis už pieštuką, tad taip sukuriamas švelnus ombre spalvų perėjimas. Dabar parodysiu super lengvą ir greitą būdą, kaip sugarbanoti ilgus plaukus. Man visuomet paskausta rankos, sukant savo garbanas, na, o šis būdas pagreitina procesą 10 kartų. Taigi surišu plaukus į uodegą, o galiukus tiesiog susuku su kūgio formos sukimo prietaisu. Garbaną laikau tol, kol pirštu pajaučiu per sruogą sklindantį karštį ir galiausiai paleidžiu. Svarbu kiekvieną garbaną iškart supurkšti laku, kad taip garbanėlės išsilaikytų ilgiau. Savo aprangą rinkausi iš 2 suknelių – tamsios arba raudonos. Kadangi dabar žiemos švenčių metas, pasirinkau raudoną spalvą, nes man kalėdiniai vakarėliai kažkodėl asocijuojasi su raudonais atspalviais. Tikiuosi, šis filmukas jums bus naudingas, na ir susitiksime sekančiame video, kuriame parodysiu, kaip iš vakaro paruošiu odą bei plaukus didžiajai šventei – naujųjų metų vakarėliui.